Kovo 1-ąją Lietuvoje savivaldybių tarybų rinkimai. Rinkėjai spręs, kam patikėti valdyti miestus ir rajonus. Na, o eteryje Skuodo rajono savivaldybės tarybų rinkimų debatai Lietuvos sprendimas. Dėl Skuodo rajono tarybos narių postų varžosi 6 partijos ir 2 visuomeniniai rinkimų komitetai. Pristatome juos pagal numerius. Numeris 1 visuomeninis rinkimų komitetas permainų laikas. Kandidatė Regina Ramanauskienė. Sveiki. Sveiki. Numeris 2 Lietuvos socialdemokratų partija. Kandidatas Bronislovas Stasiulis. Sveiki. Sveiki. Numeris 3 Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Kandidatas Pranas Vaškys. Sveiki. Numeris 13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kandidatas Adomas Statkus. Sveiki. Sveiki. Numeris 18 visuomeninis rinkimų komitetas Jums. Kandidatas Liudvikas Žukauskas. Sveiki. Sveiki. Numeris 20 darbo partija, kandidatas Stasys Gutautas. Sveiki. Numeris 25 partija Tvarka ir teisingumas. Kandidatas Ignas Jonušas, kuris taip pat yra kandidatas ir į merus. Sveiki. Labas vakaras. Numeris 26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis ir kandidatas Alvydas Sėdžius. Sveiki. Pirmiausiai prašome kandidatų prisistatyti. Prisistatymui yra skiriamos 2 minutės. Prašome. Labą vakarą dar kartą. Mes gyvename tam, kad kovotume už savo svajonės, troškimus, nes tik kovojantis žmogus visada bus priekyje tų, kurie tik zirzia dėl savo nesėkmių ir nepajudina nė piršto, kad kažkas pasikeistų. Todėl mūsų komitetas, remiantis kandidatė į merus Audronę Pitrėnienę, ir pasivadino permainų laikas. Šis komitetas iš tikrųjų labai ilgai laukia šių tiesioginių merų rinkimų, kada bus įsiklausyta į žmogaus valią, nes o šiaip iš žmogaus valios paminti tikrai negalima, kai buvo tai padaryta per pastaruosius savivaldos rinkimus Skuode. Save išsikėlė žmogus ir surinkęs daugiausia pasitikėjimo iš žmonių, partijoms pasirodė nesavas, neparankus. Todėl, o šie rinkimai yra išskirtiniai tuo, kad kandidatė remia be visuomeninio komiteto dar ir partijos komitetas. O tai reiškia labai paprastą ir žmogišką dalyką. Tai reiškia susikalbėjimą. Susikalbėjimą valdžiaus pačios su savimi ir susikalbėjimą svarbiausia su žmogumi. Nes žmogus yra kiekvienas, tiek Lietuvos, tiek mūsų rajonų labai svarbus. Kur jis ir ką bedirbtų, kokį išsilavinimą turėtų ir kaip gyventų. Todėl, skaitant programas, šiandien partijų, tiek komitetų programos yra labai gražios, labai protingos. Norėtųsi, kad taip visi ir dirbtų. Nu, dabar pono Stasiulio eilė. Sveiki, gerbėjai skuodiškiai. Aš kaip vienas iš Skuodo skyriaus socialdemokratų narių ir vienas kandidatų į tarybos narius pristatau šitą delegaciją, kuri yra. Šita delegacija be abejo būtų buvusi ir gausesnė, kadangi tiek kiek vietų yra, tiek jos atvežėm. Šiaip mūsų socialdemokratai rajone užima deramas pozicijas. Esama viena iš stambiausių turbūt partijų rajone. Mūsų socialdemokratai kaip partija ir jauna, ir rajone, ir kartu, ir pagyvenusi. Mūsų socdemokratai, mūsų jaunieji socdemokratai, kurie gali dirbti, kurie pavesta bet kokius darbus. Mes turime taip pat savo komandoje ir augesnių tarpų žmonių, kurie esame dirbę ir dirbame rajono labai. Ir manome, jeigu mes būsime išrinkti į tarybos narius, mes dirbsime ir toliau sėkmingai. Svarbiausia mums yra, tiek mums seniesim, tiek mums jauniesim, svarbiausia mums yra žmogus. Jeigu žmogus kelia problemą, vadinasi yra problema, reikia šitą problemą spręsti, reikia žmogui padėti ir visą šitą reikia daryti nedelsiant. Mūsų galbūt toks, ir mano asmeniškai yra toks kaip ir šūkis, kad viską, ką žmogus prašo, reikia nedelsiant spręsti ir padėti žmogui.
Dėkojame, ponia Vašky, laikas jums. Dar kartą labas, Kudiškiai. Mes turim labai puikią komandą. Mūsų komandoje yra ūkininkų, pakelkite rankelės, ūkininkų, mokytojų, vadybininkų, sporto, trenerių. Labai graži komanda. O pristatydamas norėčiau prisiminti Juozą Erlicką, kuris buvo atvažiavęs į Skuodą, palipo kultūros namuose ant scenos ir sako, žinot, seniai bebuvau Skuode, žiūriu, šviesaforą jau turit. Kam jis jums? Ar jūs nežinot, kur sukt? Salėje buvo daug įsižeidusių. Tačiau, kur sukt, reikia žinoti. O prisimindami, dabar jau prisimindami 7-13 metų periodą, turim pasakyti, kad pokyčiai labai dideli. Labai daug gerų darbų, labai daug teigiamų. Visų neišvardinsim, bet daug bendruomenės mūsų nuveikė, ne visuomeninis sektorius pasinaudodami ES lėšomis. Daug sporto aikštelių padaryta, viešuose erdvės sutvarkytos, bendruomenių namai. Visuomeninis paskirties pastatai atrenovuoti. Tikrai pokyčiai gražus. Tačiau, ar gerai pasukom? Ar neprapjovėm pro raudoną? Deja, tenka pripažinti ir mūsų uždavinys būtų išanalizuoti praeitą periodą, pažiūrėti, kokias klaidas padarėm ir nebedaryti 14-20 metais. Tai yra labai didelis uždavinys, yra daug iššūkių, lengva, kas jau belaimėtų rinkimus, lengva nebus. Debatų metu mes turbūt apie tas problemas ir pakalbėsime. Taip, būtinai. Ačiū Jums už Jūsų prisistatymą. Na, o dabar ponas Adomas Tatkus, prašau. Gerbiami Skuodo krašto žmonės. Savivaldybės taryba yra aukščiausias valdymo organas rajone. Kovo 1 dieną reikės spręsti, kas atstovaus ir jums, ir mums 4 metus šitame organe. Tai didelė atsakomybė tiems, kas rinks savo atstovus ir tiems, kas ruošiasi jums ir mums atstovauti. Mes Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos Skuodo skyriaus rinkiminio sąrašo numeris 13 nariai taip pat norėtume tapti jūsų atstovais. Sudarydami rinkiminį sąrašą vadovavomės šitokiais principais. Į tarybą turi ateiti visuomeniški žmonės, kuriems visuomeninis interesas yra aukščiau asmeninio. Antras, atstovaujamos turi būti visos seniūnijos ir miestas proporcingai pagal gyventojų skaičių. Trečias, visos gyventojų ir profesijų grupės turi turėti savo atstovus taryboje. 10 sekundžių jums lieka. Todėl mūsų sąraše yra žmonės iš visų seniūnijų įvairių profesijų ir kvalifikacijų. Ką mes manome apie savivaldybės tarybos darbą, diskutuosime šiandien, šnekėsim susitikimuose, rašysime spaudoje ir reklaminėje medžiagoje. Taip, šiandieną mes dar apie tai diskutuosime. Dabar laikas ponui Liudvikui Žukauskui. Mėly skuodiškiai, atstovauju visuomeninį judėjimą jums. Prieš mane kalbėjęs kandidatas kaip tik pabrėžė tą žodį. Ačiū labai. Tai tikrai norim atstovauti jums. Kokiu principu mes susikūrėm? Susikūrėm iš tikrųjų šį rudenį, paskutinį. Ir į mūsų judėjimą atėjo žmonės, kurie, iš tikrųjų buvo žinomi rajone ir yra žinomi. Tačiau 25 metus, Lietuvos nepriklausomybės metus, jie nenorėjo jungtis prie jokios partijos. Nes dabar ir rinkėjai, gyventojai jau kritikuoja partijas ir liktai toks nusivylimų banga Lietuvoje jaučiasi. Tai jie pasiryžo ir jie atėjo ir aš manau, kad jie galbūt naujai pažiūrės į tas problemas, kurios yra ir jas nuoširdžiai spręs. O dabar laikas prisistatymai ponui Stasiui Gutautui. Prašau. Brangus Skuodo rajono žmonės,
Ateina apsisprendimų laikas, už ką balsuoti šiuose pirmą kartą Lietuvos istorijoje vykstančiuose tiesioginio mero rinkimuose ir kartu savivaldybių tarybos narių rinkimai. Darbo partija, dalyvaudama Skuodo rajono savivaldybės tarybos rinkimuose, remiasi sąžiningumu, drąsa prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Mūsų komanda, kurie susibūrė įvairaus amžiaus ir įvairių sričių specialistai, žino, ką ir kaip reikia keisti, kad Skuodo rajone būtų saugu, jauku, patogu gyventi kiekvienam. Mes įsitikinę, kad Skuodo rajonui būtini pokyčiai. Norint kažką keisti, reikalinga turėti idėją. O tą idėją mūsų komandoje gali suburti esamas jaunimas, plus mūsų visų žinios patirtis, taip ir mes gausime norimą rezultatą. Šiandien koncentruojamės daugiausia į paslaugas, o ne į verslo kūrimą. Todėl būtina ateityje kurti verslą, taip kursime darbo vietas. Darbo partija atvira visiems. Tai rodo, kad partijos iškelta kandidatė į merus remia ir visuomeninis komitetas Permainų laikas. Darbo partija iškėlė geriausią, energingiausią kandidatą į merus Audronę Pitrėnienę. Tikimės jūsų palaikymo, o darydami kartu pasieksime, ko visi laukiame. Ačiū už jūsų prisistatymą. Dabar eilė atėjo partija Tvarka ir teisingumas kandidatui ponui Ignui Jonušui. Prašau. Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Labas vakaras, mėly skuodiečiai. Mūsų Skuodo skyrius yra pakankamai jaunas, perspektyvus ir veržlus. Vienas iš siekių tai yra Skuodo rajonas, gyvybingas, patrauklus ir klestintis Žemaitijos kraštas. Tikslai būtų atvira bendrų sprendimų su vietos gyventojais siekianti savivalda, pagalba smulkiam ir vidutiniam verslui ir parama socialiai pažeidžiamam žmogui, rūpestis kiekvienam rajono gyventojui. Siekiai pagrindiniai būtų tai stipri savivalda, naujos darbo vietos ir stiprus smulkusis verslas, racionaliai ir skaidriai valdomas rajono ūkis, taip pat rūpestis žmogumi, socialinė gerovė ir sveikata. Viena iš programų, ką planuojame vykdyti, tai, kad pašalpa būtų skiriama žmonėm tiem, kuriem jos reikia, o ne tiem, kurie nori. Švietimo ir kultūros ir sporto srityje mes manome, kad būtina paremti žmonės, kurie yra nusipelnę rajonui, kurie turi minčių, kurie garsina Lietuvą. O dabar Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, ponas Alvydas Sėdžius. Aš atstovauju liberalų sąjūdį jau 98 metų ir nuo 2000 metų esu savivaldybės taryboje. Ir mūsų gan atvažiavo skaitlingas būrys. Ir kokiais bebūtumėm laikais, mes vis laik buvom liberalai ir mūsų nuostats vis laik ir tos pačios stabilis. Mes nekeitam, po partijas nesiblaškom. Ir aš norėčiau pasakyti, kad pagrindinis klausimas ir kad daugiau turėtum būti dėmesį savivaldai. Nebereikal ir liberalų sąjūdį pirmojų punktų įrašyta rinkiminė programų, kad piliečių savivalda. Tas reiškia, kad valstybė nepasitik, savivaldybėm, tarybom nepasitik. Mes rinkimus gaunam lygiai taip pat pasitikėjim, lygiai taip pat gaunam balsų kaip ir Seimo nariai, bet kažkodėl man, kad Seimi gal rajonų problemas išspręs geriau, ne kad vietų savivaldo. Tas pats ir su seniūnijom. Seniūnijas žymiai geriau žino, žymiai geriau anų bendruomenį suprant savo problemas negu Skuodo taryba ir to ir reikėtum siekti, kad būtum. Visko pasitaika darbi tarybas ir mes jau 2 kadencijas turėjom merą liberalą, tas irgi daug ko reiškia Skuodį. Ir kai kas kritikon, kad vien kart geriau, kit kart blogiau, bet supraskim, kad mero pozicija yra gan sudėtinga ir nelabai, tiesiog, sakykime, nelabai gerai apmokam ir nelabai kas jie veržas. Į merus jai dirbti, tai reikia tik tas padėkoti, kad žmogus tau dirb. Ir toks ir posakis liaudė, kas sako, nešaukite pianistą, sako, jums gruo kaip sugeb. Brangūs žiūrovai, su jumis skiriamės trumpai reklaminiai pertraukėliai, po kurios būtinai pratęsime mūsų laidą.
Sveiki visi sugrįžę, čia laida Lietuvos sprendimas. Pereisime prie klausimų. Taigi pirmasis klausimas poniai Ramanauskieniai ir štai tarybos ir tiesiogiai išrinkto mero santykis. Jeigu taryboje nėra daugumos, merui bus sunku dirbti. Ar įžvelgiate konfliktų šioje situacijoje? Jeigu taip, kaip spręsti? Manau, kad mero ir tarybos bendrystė tai turėtų būti komanda. Darbinė komanda ir nukreipta Skuodo žmonėms, nes tuo šie rinkimai ir yra ypatingi, kad žmonės pareikš savo valią ir išsirinks, pasitikės ir tikės tuo žmogumi ir tais tarybos nariais, kuriuos jau išsirinks. Ir manau, kad visi tie žmonės atėję dirbti į tarybą ar į merus tikrai sudarys gražią komandą ir dirbs sąžiningai, nesavanaudiškai ir atsidavę Skuodo žmonėms. Na, žinoma, iš tikrųjų, galimas ir toks variantas, kad gali būti, bet ar jis reikalingas, kad trukdyti merui arba kažkaip, man atrodo, nesutiks rinkiminiai planai, kuriuos mes šiandien partijos ir komitetai turi pasirašę. Kaip minėjau, jie iš tikrųjų labai gražiai skamba visų, išimtinai ir protingai skamba. Manau, kad visi turėtų taip ir dirbti. O jeigu žmonės išsirinks visuomeninį komitetą permainų laikas, tai šis komitetas iš tikrųjų pasižada sąžiningai ir skaidriai dirbti. Ir jie tikrai neateis su savanaudiškais tikslais, nes jie nemoka kitaip iš tikrųjų dirbti. Ponas Stasiulis dabar galės papildyti. Ar bus konfliktai tarp mero ir tarp... Pirmiausia, išrinktas meras, kuris bus išrinktas pas mus Skuodo rajone. Be abejo, jis turėtų tarybos narių turėti daugumą. Kadangi be tarybos vis tiek meras vienas sprendimų priimti pačių tokių ir svarbiausių negalės. O jeigu jis vienas negalės priimti sprendimų, jis negalės patenkinti rajono žmonių išrinktų kaip mero išrinktų kaip lūkesčių. Jeigu neturės daugumos, jam susidarys problemos. Kada reiks suformuoti atitinkamą valdžią, kada reiks, kaip sakant, galės pasiūlyti administracijai direktorių, galės pasiūlyti direktoriaus pavaduotojai, vicemerą, bet jeigu tarybos nariai nebalsuos, susidarys sunkumų ir tai susidarys, kaip sakant, problemos. Vieną kartą pasiūlys nebalsuos, kitą kartą pasiūlys nebalsuos, trečią kartą kas bus. Ačiū. Laikas baigėsi, tai vis dėlto problemų išvelgiate, kad gali kilti, ar taip pat mano ir ponas Vaškys? Jo, aš vieną tokią situaciją norėčiau pakomentuoti. Nauja išrinktas meras neišvengiamai turės suformuoti vis dėlto komandą. Kitaip neišeina. Ir dabar mes kažkai biškai susifoksavom daugiau į merą. Bet tačiau antras labai svarbus savivaldybei žmogus yra administracijos direktorius. Mes kažkaip apie jį nekalbam. Ir dabar tokia situacija yra. Nekalbam todėl, kad jis nėra renkamas. Taip, tiesiog. Bet jis yra labai svarbus. Ir dabar įsivaizduokim, idealus variantas Skuodo bendruomeniai būtų, kad išrinktas meras ranka rankon dirbtų su direktoriumi. Kad jie vienas kitų pasitikėtų, kad jie vienas kitą palaikytų. Ir dabar jis formuodamas koaliciją gali susidurti su tokia situacija. Koalicinis darinys gali pasakyti, meras gali pasakyti, aš noriu to direktoriaus. O koalicija pasakys, ne, mes siūlom Joną. Supratau? Ačiū. Ir gali jo tiesiogiai išrinkto mero lūkesčiai jau sumažėti. Ir jis bus tada koalicinio darinio įkaitas, bet ne rinkėjų įkaitas, jeigu taip galima. Ačiū už komentarą. Prašom papildyti poną Statkų. Aš manau, kad čia priklausys viskas nuo mero diplomatinių sugebėjimų išrinkto ir tarybos narių noro produktyviai dirbti ir sugebėjimų eiti į kompromisus. Jeigu visi tie dalykai bus viskas tvarkoj. O meras, sakykime, meras ir taryba gali trim būdais dirbti. Pirmas būdas būtų, kai meras su savo politiniu pasitikėjimu, kaip čia pasakyti, kabinetu,
dirba be daugumos, susitardamas kiekvienu klausimu su visais. Antras variantas būtų, kad meras ateina į tarybą su savo daugumą ir dirba buldozeriniu principu. Nu ir trečias atvejis yra, jeigu meras ateina vienas, bet jis yra konfliktiška asmenybė ir tada taryba jį pastato į kampą ir jis lieka tik gėlėm įteikinėti su gimim dienom. Ačiū už jūsų komentarą. Pone Žukauskai, ar jūs irgi išvelgiate kažkokių galbūt konfliktų galimų? Pirmiausiai, turbūt, kad radikaliai niekas nepasikeis nuo to, kad čia truputį pasikeiti įstatymus, kaip išrenkamas meras. Nes pažiūrėkime istoriją 25 metų atgal. Įstatymai buvo visiems vienodi ir visi vienodai merai būdavo išrenkami, bet jie dirbo labai skirtingai. Buvo stiprių merų, buvo silpnų merų. Ir aš manau, ta situacija tęsis ir toliau. Čia nuo asmeninių savybių, aš pritariu kolegai, kad nuo asmeninių savybių merų labai daug kas priklausys. Kas liečia koalicijas ir pagalbą, arba ten, sakykime, ten pritarimą, nepritarimą, mano nuomonė, iš vis tokie žaidimai savivaldybių tarybose, kaip ten pozicija, opozicija, vieni pastoviai balsuoja už, kiti pastoviai ten kažką tai trukdo ir panašiai, jų neturi būti. Mes turim rasti bendrą sprendimą ir susitarti. Aišku, atskirais klausimais nuomonės gal išsiskirs, bet čia nieko blogo. Ginčiuose gimsta teisybė. Taip, teisingai, ačiū. Pone Gutautai. Aš manau, kad tarp merų ir tarybos santykis bus politikų branda pasimatys. Kaip sugebės meras ir su visais tarybos nariais susišnekėti. Bet šiaip paėmus visi pagal mane eina tik padėti Skuodo žmonėms. Ir neturėtų būti kažką blogai ir susidėlėti kažkokią koaliciją. Aš manau, kad neturėtų būti jokių intrigų. Taip, ponas Jonušas. Galiu trumpą pasakyti, jeigu išrinksit Tvark teisingiau, mes esam 21 imunį merų, tai konfliktų visiškai nebus. Bet jeigu rimtai pašnekėti, aš manau, jau išsakytis mintis ir kad tikrai priklausys nuo asmenybės. Labai stipriai priklausys, kokia bus asmenybė. Ar, sakykime, arogantiška ir per daug pasitikint savim, ar diplomatiška ir taip toliau. Tai čia vienas iš momentų, o kitas dalykas, Skuode pas mums nėra tokių interesų grupių, kurios kovoti dėl kažkokių tai savo privačių interesų. Tai tiek trumpai. Ačiū. Pone Sėdžiau, ar pritarsite šiai minčiai? Užmiršau, tiek daug pasisakė, užmiršau, kokia ta mintis buvo iš tikrųjų, bet kas liet merą ir tarybą, tai čia daugiau toks yra, ką pasakyti, norėjai patenkinti gyventojų lūkesčius, kad liktai tos demokratijos daugiau bus, bet iki galo tų įstatymų neišdirbai, galiausiai gausies taip, kad kaip sakė, iš tikrųjų, tas meras bus daugiau tokia parodomųjų figūrų, negu kad klausimus spręs. Bet iš tikrųjų, Skuode mes, kaip sakė kolega, neturėjom didelių finansinių interesų, mūsų biudžetas nedidelis, mes skiriam visuomenės poreikiams, didelių statybų nevykdom, taip, kad čia ir tas meras nebus tokie, kaip čia pasakyti, reikšmingi įtak. Tai aš manau, kad problemas didelis nebus, visi esam Skuode gyventojai susitarsia be didesnių problemų. Nu, dabar klausimas ponui Bronislavui Stasiuliui. Ar matot galimybę formuoti kokią nors koaliciją su kuo nors? Nu, pakol kas apie koalicijas turbūt gal kalbėti, gal truputį per anksto, kada praeis rinkimai, kada matysim, kiek kas turėsim, kaip sakant, tarybos narių. Koalicija mes ne prieš vieną, kaip sakant, ne prieš vieną partiją, ne prieš vieną judėjimą. Mes nekartą čia buvo akcentuota, kad mes turim dirbti Skuodo rajono žmonių labui. Taip, kad kaip susidėlios, tai bus, bet visas tikslas turi sutelktas būti žmonių labui, žmonių gerovei. Pone Vaški, ar jūs irgi taip pat manot, kad reikia laukti rinkimo, o gal iš anksto reikia žinoti strateginę kryptį? Daug kas jau yra aišku. Ateinam jau su patirtim, kaip buvo ir kaip bus, čia mažai kas keisis. Aš jau minėjau, koaliciją reikės sudaryti. Tik tai bus kitaip. Bus kitaip. Dabar, sudarant koaliciją, didžiausias krūvis teks išrinktam merui. Anksčiau grupės kontaktuodavo daugiau, o dabar jau merui reikės ypatingą iniciatyvą parodyti. O naujai išrinktas meras, aišku, kalbėsis, turės savo programą, kvies, bus.
ir suformuos koaliciją. Darbas sunkus, labai sunkus. Nepavydžiu išrinktam merui. Ar jūs taip pat, ponė Statkau, manot? Be abejonės, mūsų nuomonė vis dėlto pirmų smuikų, sakykime, valdančiosios daugumos sudarime turės meras groti. O mes taip esam aptarę tokį variantą, kad lauksim, kuris iš tų mano minėtų variantų po rinkimų bus įgyvendinamas ir pagal tai elgsimės. Pone Žukauskai, kaip jūs? Mūsų komitetas jums, aš manau, nuostata bus tokia, kad mes tikrai nepritasim tokiam susiskaldimui, susipriešinimui, bet palaikysim išrinktą merą. Neturim iš ankstinio tikrai nusistatymų ne prieš vieną partiją ar judėjimą kitą. Ir noriu prisiminti praktiką truputį senesnę, kai dar nebuvo Skuode pozicijos ir opozicijos, tai tada mes gyvenom šitaip. Rinkimai, tai yra partijos, yra sąrašai, kažkas laimi, kažkas pralaimi, bet po to iškart pasakydavom, dabar dirba Skuodo partija. Tai yra visos partijos apsijungia ir dirba kartu. Ar iš tikrųjų taip yra, ponia Gutautai? Aš manau, kad įmanomas toks variantas, nes kadangi visos partijos rašo, kad dirbs Skuodo žmonėm. Taip pat ir mero programos visos irgi yra, kad dirbs Skuodo žmonėm. Tai aš manau, jeigu bus meras ir jisai suburs, kad galimas toks variantas, kad bus vėl Skuodo partija ir mes visi dirbsim Skuodo žmonėms. Praktiškai nelabai svarbu šiuo atveju partijos pavadinims. Ir kaip kolegos sakė, mūsų sieks ir vienas, tai kad Skuode žmogui gyventųsi geriau, kad būtum konkurencingi, kad būtų darbo vietų ir taip toliau. Tai aš manau, kad po rinkimų spręsis, kas su kuo ir kaip. Nematau didelių skirtumų tarp partijų. Ar tai būtų socialdemokratai, ar tai darbo partija. Tuo labiau, kad praktik parodo, kad visokių koalicijų ir buvę. Čia priklausys ko gero nuo žmonių, nuo asmenybių, kaip susitarsim, kaip kalbėsim. Supratau, ponė Sėdžiau. Kadangi jau politikų daug metų ir tarybo jau 3 tarybas atbuvau, atsidėjau, matysiu, ką bus su 4, aš galiu pasakyti, ką bus, nereik spėliuoti, šitie bus kafes laik. Tai, kad reilaim daug veitų, ar pakelnuosi, kad mes jau imsiau merą, darysiau tvarką, pradėdėjau visiems sakyti, tave atleisiau, o iš tikrųjų tada, kas mažiau balsų gavo, tur mažesnis ambicijas, bet daugiau prūtų susitar kelis partijas, ir ta daugiausia laimės, dažnai būn, kad paleiktų pozicijai. Tai aš manau, jeigu laimės mūsų partijai, tai mes sugebėsiu, kaip ir vis laiką susitaram. Pone Ramanauskienė. Tikrai nusistatymo, su kuom eiti, su kuria partija ten eiti, ar kas, tai yra nesvarbu. Manau, svarbu yra pats žmogus, o ne politinė jėga, kurią jis atstovauja. Nu, dabar klausimas Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščioniams demokratams, ponui Pranui Baškiui. Savivaldybės skolos suvaldymas. Šiuo metu jį siekia apie 30% savivaldybės pajamų. Kaip jūs galvojat, ar tai yra grėsminga ir jeigu taip, ar yra būdų šiai skolai mažinti? Praeitam periode, įsisavindami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, mes prasiskolinom ir skola šiandien yra 16 milijonų litų. Galimybė skolintis yra 19 milijonų litų. Tai 3 milijonai būsimajam periodui. Labai mažai. Mes statome šiuo momentu biblioteką, prie kurios reikės prisidėti 800 000. Jau tą sumą reikia rezervuoti. Tai mums belieka 2 milijonai. Ir štai yra naujai išrinktai valdžiai iššūkis, ką mes iš paramos, kokius projektus galėsim vykdyti. Tai yra didelis iššūkis ir šiandien aiškiai galim pasakyti, kad mes esam tokiai situacijai, kad ne visas paramos lėšas galėsim įsisavinti, ne visus projektus vykdyti, kai ko reikės atsisakyti. O ką pastebėjom neigiamo tame periode? Ir savotiškai teigiama. Šaligatviai ir naujos aikštis nesulaikė žmogaus. Mes kažkada turėjom savivaldybėje 30 000 žmonių, o šiandien
Pas mumis priskaičiuojama apie 18 000. Tačiau jeigu priskaičiuosim tuos, kurie yra išvažiavę, gal ir 16 000 nebėra. Vadinasi, mes labai turim pasverti, kur tą galimybę išnaudoti efektyviausiai. Tai... Ponas Tatkus dabar gali oponuoti arba pritarti. Aš manau, kad skolintis nereikia bijoti, tame tarpe savivaldybei, tačiau visada reikia turėti galvoj, kad iš tų pačių pinigų, iš to paties biudžeto reikia skolą aptarnauti. Dabar skolai aptarnauti reikia apie 1 milijoną litų, jeigu tų skolų nebūtų, tas milijonas atliktų kažkokiems socialiniam programom ar dar kokiems dalykams. Todėl, sakykime, čia turi būti kažkoks tai balansas. Žodžiu, per daug skolintis negalima, bet paskola leidžia gyventi į priekį. Supratom. Ačiū, ponė Žukauskai. Aš manau, kad čia buvo iš dalies įvardinta priežastis, dėl ko atsirado skola. Tai yra europinių projektų kofinansavimas, kuriuo, mano galva, turėjo pasirūpinti valstybė, nes Skuodo rajonas yra dotuojamas. Mes neturim atliekamų lėšų tam tai paskirčiai. Yra dalykai, kurie finansuojami iš biudžeto, yra privalomi, arba pagal vietos savivaldos įstatymą, arba pagal kitos įstatymus. Tarkim, mokyklos finansuoti, mokiniams atlyginimus mokėti. Yra mokinių krepšelis, nori, nenori, turi tos pinigėlius duoti. Dabar Europos parama, ji bus laikina. Ji pasibaigs, mažės, pasibaigs ir taip toliau. Tai tie rajonai, kurie nesiskolino ir kurie, sakym, nepasiimtas Europos pagalbos, jie ir liks su šiom rankom. Ta prasme, dalis rajonų, galbūt iš vis, kurie turėjo jau skolų iš anksčiau, jie negalės pasinaudoti Europos paramą. Čia ta blogybė, kad nėra valstybės pagalbos. Aš tiek. Darbo partija, ponas Stasys Gutautas. Šiaip aš manau, kol kas savivaldybei kritinio variantų nėra dėl skolos. Kaip ir minėjo, tai turim dar 3 milijonus, bet tai atvedė į tai, aš manau, kad mūsų buvo noriu. Visi projektai norim tą. Nebuvo atsibrėžta to tikslo, ką mes konkrečiai turim padaryti. Šiaip dabar turėdami tą nedidelį likutį pinigų, tai turėsim atsižvelgti 14-20 metų Europos struktūrinių fondų projektus ir atsižvelgti, kaip juos tikslinga panaudoti. Partija Tvarka ir Teisingumas, ponas Ignas Jonušas. Aš manau, kad tikrai nesam nei prasiskolinę, nei per mažai pasiskolinę. Rajonus vystosi ir pakankamai sėkmingai. O koks tikslas būtų, tai būtų, aš manau, pirms iš tikslų, tai sugeneruoti pirmiausia pajamas ir didesnį dėmesį skirti verslui. Daugiau čia turbūt nieko nereikia. Supratau, ponė Sėdžiau, ar jūs galvojate taip pat? Nu, lyginant su Vilnium, tai mūsų ta skola vaikiški ir tai nėra ko apie tą skolą daug ir kalbėti iš tikrųjų, bet problema gal ir didesnė valstybės mastu. Aišku, aš prisiminiau dar tokį dalyką, kad neužmirščiau pasakyti, nes iš tos tribūnos kalbėti, nu gal daugiau skaudžiūrės, aš manau, bet į visą Lietuvą kalbėti yra svarbu irgi, kad ir totalinis nepasitikėjimas valstybei. Valstybė nepasitik savivaldą, nepasitik įmonėm, katros dirb, tam ir vis problemas yra. Ir mes, pažiūrėjau, Skaudį statom biblioteką, jau pamiršau ir metus, turbūt 7, gal ar 6 ar 7, kiekvienas metas po kelis plytas, veitų to, kad jeigu būtum tus pinigus davę rajonų ir mes būtumėm galį nuspręsti, ko padaryti ir kaip padaryti, mes būtumėm greit pastatyti. Dabar mes ir savo finansavim dalin prisidedam, bibliotekas kaip nėra. Taip ir nėra, greit anus nebreiks, vis kompiuterių skaitys, o mes anus taip nepastatysim. Taip pat problem didžiausia ir nepasitikėjimas valstybei. Reikia pasitikėti veikitas. Pone Ramanauskienė, kaip jūs galvojate, ar per nelyg daug pasiskolinusi savivaldybė ar ne? Ne, tikrai ne. Šiuo klausimu mūsų savivalda susitvarko tikrai. Tos grėsmės Skuodui nėra. Bankrotas tikrai negrėsia ir skolos yra, kai kurios šiemet yra, bus gražinamos, o kai kurios pastoviai ir saikingai, tvarkingai gražinamos. Na, naujai valdžiai atėjus, manau, turėtų ieškoti būdų, taupimo būdų ir pasižiūrėti, kur tos skolos yra didesnės ir spręsti klausimą tuo. Pone Stasiuli, tai kaip valdyti savivaldybės skolą? Labai paprastai valdysim. Kadangi mes tų pinigėlių, kur esam pasiskolinę,
Ir norėjau iškart pasakyti, kodėl mes taip daug jų pasiskolinom. Pasiskolinom vien todėl daug, kad mes ypatingai paskutinius 4-5 metus vykdėm daug projektų. Kad aš paskaičiavau, jų kažkur buvo apie 65, kažkur už 85 milijonus. Kadangi vykdyti tokį kiekį projektų, prie kiekvieno projekto reikia prisidėti. Ir kadangi reikia prisidėti, reikia pinigėlius. Savivaldybė pinigėlių tokių, kaip sakant, atliekamų labai daug neturi. O šiaip mes pinigėlių nepravalgėm, pas mus yra viskas skaičiuojam, žinot, tai mums ir, kaip sakant, ir žinom, kiek esam pasiskolinę, kiek reikės atiduoti kitą metą, kiek dar kitą metą, kiek palūkanų, kiek skolų ir visą kitą. Taip, manom, kad Skuodo rajono žmonės neprapuls. Brangūs žiūrovai, su jumis skiriamės trumpai reklaminiai pertraukėliai, po kurios būtinai pratęsime mūsų laidą. Sveiki visi sugrįžę, čia laida Lietuvos sprendimas. Dabar klausimas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai, gerbiamam Adomui Statkui. Investicijos tai labai svarbus klausimas tikrai daugeliui rajonų ir daugeliui miestų. Yra investicijos, yra verslas, yra darbo vietos. Kaip pritraukti verslą? Mūsų padėtis yra labai tokia sunki tuo atžvilgiu. Todėl, kad mes esam labai tolimas rajonas nuo centrų didžiųjų miestų, mes esam žemės ūkio rajonas ir mes esam gana smulkaus žemės ūkio rajonas. Todėl, kad yra apie 2000 registruotų ūkių ir tik tai nepilna 100 tų ūkių turi virš 100 hektarų žemės. Yra 1160 ūkių, kurie turi karves ir parduoda pieną. Todėl mes manom, kad pagrindinis verslo skatinimas ir investicijos turėtų būti kaip tik tai surištos su ta mūsų gaminama žemės ūkio produkcija. O kas tai turi daryti, mūsų supratimu vis dėlto pagrindinė investicijų paieška ir kaip nors pritraukimas investicijų gulės ant naujai išrinktų merų pečių. Meras savo asmeniniam pažintim, savo asmeniniais kontaktais, nes jis pats įtakingiausias rajonų žmogus, turi savo programoje turėti tą pagrindinę veiklos savo kryptį. Pone Žukauskai, prašau. Vasarą vyko susitikimas su Lietuvos premjeru Mažeikiuose, regioninės plėtros klausimų. Tai liktai būtų tai, apie ką dabar šnekam. Ir ten premjeras pristatė daugmaž programą, naują, kas čia bus daroma ir panašiai, toks truputį kaip monologas gavosi, nebuvo išklausyta mūsų. Tai problema tokia Skuodo rajone bent jau, kad, kaip jūs matėt, jeigu nuo 30 000 iki 18 000 sumažėjo gyventojų, tai pirmiausia sumažėjo darbingų asmenų. Ir tos įmonės, kur yra bandyta jas ten pritraukti, kad jos ateitų savo filialus kurtų, darbo vietas kurtų, jos neberanda darbuotojų. Kitas dalykas, socialinė politika Lietuvos buvo tokia, kad daug yra užsiregistravusių, sakykime, asmenų darbo biržai, bet kai jiems pasiūlai darbą, jie nelabai nori dirbti. Tai dabar kelias liktų vienas, reikia grąžinti tuos, kur išvyko. O tai bus labai sudėtinga problema. Bet tai bus, iš tikrųjų, didelis iššūkis daugeliui Lietuvos rajonų ir daugeliui Lietuvos miestų. Pone Gutautai, prašome papildyti. Šiaip aš manau, kad investicijas pritraukti tikrai bus sunku ir tai pritarsiu kolegai, kaip minėjo, tai didžiausias iššūkis bus naujam išrinktam merui, kuris galėtų tartis gal ir su didesnių rajonų, miestų, sakykime, įmonėm, kur galėtų gal kokį filialą įkurti mažesniam rajone, kad nors ir, sakykime, reikalingas irgi didesnis žemės su žemės ūkiu susietas investicijos. Pone Jonušai. Mūsų programoje įrašyti vienas iš tokių punktų, kad verslo parką sukurti. Ką tai reikštų? Reikštų sukurti verslo parką su visa infrastruktūra, su pastatais, gamybiniais ir administraciniais. Ir bandyti prisitraukti iš pašalies verslo atstovų. Bet tai turėtų imtis iniciatyvos savivaldybė. Kiek žinau, tokių kalbų buvo prieš kelis metus, bet galbūt pritrūko mums ryžtų. Nesėdžiu, ar pritartumėt šiai minčiai?
konvadinsia bedarbystė. Aš suprantu, kad bedarbis žmogus, katras neturi darbo, bet mes padalinkiau dar per poistų žmonės, katrai nori dirbti ir katrai nelabai ir ten nori iš tikrųjų. Gal nam pašalp mėlesnį ir aš esu verslininkas nuo 91 metų, Skaudu seniausiai, tarp kitko įmonį Lietuvos laikų registruot. Aš tų darbuotojų esu daug priėmis, nemažai ir atleidęs. Nu, darbą biržų stovinčių, sakykiau, žadėjau sakyti 1%, bet gal bus per žiaurę, sakiau 5% ir katrai tikrai aiška darbą, likusiai procentą tų darbų neipatinga iš tikrųjų ir teiška. Tai tam ir problema. Ir žemės ūkis, kad išspręs bedarbys problemą, tai čia yra iš fantastiks ryties, kadangi žemės ūkį visam pasaulyje, tas pats ir Lietuvoje, technika galinga, ūkininką bei traktorių patikėti jaunam traktoristau geriau, pats važiavom. Pone Ramanauskienė, jums tas pats klausimas. Nors mes Skuodiškiai save raminame sakydami, kad Lietuva prasideda nuo Skuodų, bet kaip bebūtų gaila, Lietuva ir baigėsi Skuode. Ir iš tikrųjų jau daug metų investicijos į Skuodą neateina. Ir iš to kyla ir nedarbas. Todėl manau, kad mūsų rajonui, tokiam senstančiam, nykstančiam, vis dėlto žemės ūkio rajonui, reikėtų ieškoti, sakyčiau, visos priemonės yra tinkamos ir reikalingos tam verslui pritraukti ir investicijoms į Skuodą. O tam reikėtų susitelkti, kad susitelktų visos rytis tuo klausimus. Ir darbo vietų sukūrimo, ir verslo sukūrimo, tai kaip ir kultūra, ir žemės ūkis, ir švietimas, ir medicina. Čia tokia mano nuomonė. Ir čia iš tikrųjų iššūkis yra merui. Šiom visom įsakytom čia mintim, kadangi teko eilę metų ieškoti verslo įvairaus, kas ateitų į Skuodą. Mes siūlėm ir patalpas įvairias, ir žemės plotus, ir visa kita. Bet kadangi, kaip sakė, kad Lietuva prasideda nuo Skuodo, o Skuodas yra labai toli, visi mieliau renkasi Kretingą, Klaipėdą, Gargždus, Palangą ir mums šiuo klausimu labai sunkiai sekėsi dirbti. Bet klausimas yra labai rimtas, mes verslą turim vystyti, jeigu mes jo nevystysim, mes ateities šviesesnės nematysim. Pone Vašky. Ką mes mokam ir kur mes esam stiprus? Tai vienareikšmiškai žemės ūkiai. Tikrai mes galim ir pasididžiuoti, ir pasidžiaugti, kokie gražūs pokyčiai įvyko Skuodo rajono žemės ūkiai. Ir mes kitos pasirinkimo neturim, kaip vystyti tai, ką mokam, ką žinom, ką galim ir ką turim. Ir todėl naujos tarybos uždavinys, naujo mero uždavinys yra išsemti, kiek be galima Europos kaimo plėtros fondo lėšas, administraciją pajungti ir suteikti galimybės ūkininkams, čia jie būtų idėja, ne tik gaminti ir parduoti žaliavą, bet ją perdirbti. Ir čia turim konkrečių to klausimų ir pasiūlymų naujai tarybai. Taigi, jeigu sunku yra pritraukti investicijas, galbūt gali pagelbėti ES lėšos. Kaip tik klausimas ponui Žukauskui. Kaip jūs galvojate, ar pakanka rengiamų ir jau įgyvendintų projektų, kuriuos finansuoja ES struktūriniai fondai? Galbūt jūs matot kažkokias konkrečias kryptis, kur būtų dar galima gauti daugiau to europinio finansavimo? Pasibaigė dabar vienas Europos paramos finansavimo periodas. Ir Skuode, kaip jau buvo minėta, 85 milijonai litų įsavinta. Deja, reikėtų labai paieškoti, kiek tų darbo vietų mes ten įkūrėme iš tų lėšų. Daugiausiai buvo investuota į infrastruktūrą, šaligatviai, gatvės, vandentiekis, kanalizacija ir panašiai. Bet nuo to gyventojai negrįžo ir niekas ten ypatingai nepagerėjo ekonominė prasme. Tai kokie būtų keliai, kaip tą darbą tobulinti. Vienas dalykas, savivaldybės vadovai turėtų dabar labai bendradarbiauti su ministerijom, kurios ruošia susitarimus su Europos komisija, kokiom sąlygom bus leista mums dirbti. Nes anksčiau buvo daug atveju pasakyti, negalim tietkovati, galima šaligatvį, o darbo vietų negalim. O tarkim, šnekant, kaip paskatinti ateitas įmonės ir kurtis, jeigu ten nors trečdalį investicijų, sakykime, pridėto ES būtų tokia galimybė, tai gal ir atsirastų įmonių. Ir gal tada sugrįžtų ir tie mūsų emigrantai. Mes kreipiamės į poną Gutautą, prašom papildyti.
Aš manau taip pat, kad buvo infrastruktūrai visos lėšos skiriamos, o ne darbo vietų kūrimui. Dabartiniam laikotarpiu reikėtų daugiau skatinti, kad ateitų verslas, kaip ir kolega minėjo, kad būtų įkūriamas verslas ir kad mes galėtumėm patys daugiau jį kontroliuoti ir sakyti, kur tus pinigėlius padėti. Tai yra pinigai iš Europos gaunami ne tik, kad Europa duoda, bet duoda mums ir kad mes galėtumėm toliau jais disponuoti ir kad jie kurtų tą pridėtinę vertę. Tai sakyčiau, kad tos lėšas Europos Sąjungos panaudoti tik darbo vietų kūrimui. Bet ponia Gutautai, kai kurios savivaldybės sakė, jeigu mes turėtume gerus kelius, gerai asfaltuotus, pas mus atvažiuotų investuotojai. Bet kai kelias blogas, investuotojai tiesiog negali privažiuoti net iki mūsų. Ar jūs nepritarėte šiai nuomonė? Tai nesakyčiau, kad į Skuodo labai blogi tie keliai yra asfaltuoti, bet... Tai jeigu geras kelias, vadinasi, ir investuotojai gali atvažiuoti iki jūsų. Bet pagalvokit ir dar tokį variantą, ar investuotojų važiuoti 10 km, ar važiuoti 80 km. Ačiū už jūsų komentarą, o dabar ponas Jonušas, prašau. Tai pagrindinė, ką ir kolega pasakė, pagrindinė mintis yra turbūt, kad mūsų įsisavins Europos lėšos nekuria pridėtinės vertės. Aš manau, mums nedaug laiko liko, kad galėtumėm pasistengti ir nukreipti kuo daugiau lėšų būtent į verslo, paremti verslą ir žemės ūkio kooperacijai. Tiek. Ačiū, ponė Sėdžiau. Jeigu kalbant apie europinius pinigus, tai matyti Europai taip labiau apsimoka tus pinigus kažkur išleisti tokiems kaip infrastruktūros objektams. Prieš kelis metus Kauno verslininkas norėjo iš Niūrų fabriko nupirkti įrengimus už 300 000 litų dar tada. Tenam pasakė agentūra, kad tai čia tokį marš pinigų sum pasiskolink iš bank, sako, mes finansuojam po milijonų projektus. Anam žmogų tu milionerė, kanam reik tik tas, o žmogus, aišku, pasiskolink iš bank padarė ir toliau sėkmingai plėto verslą. Ir pagrindinis, kaip ten birte, pagrindinis variklis yra gyvenimą ne... Aš pritariu ir kaim bendruomenės, bet pagrindinis ir variklis vis dėlto verslas, kaip ten bebūtum. Aišku, neatskirant ir žemės ūkį vienus iš verslo rūšių, bet kad mes padarysiu tik tai gerus kelius, kad bus pamatyti bet kokiom sąlygom skaudi, pakaun šiaudus ir siūnt į Saudo Arabiją, siūnt į Italiją, arkliams, pakratams, nei ten yra ypatingas sąlygas, nei ypatingi žmonės veiklus, su iniciatyva, surado rinką, padarė, tokius reikia paremti ir skatinti. O mes išleidam dažnai tus pinigus labai, kaip pasakyti, kaip sakiau, bibliotekai, reikia, aišku, kaim bendruomenėms, bet irgi persistengam, per daug ten pinigų išleidam. O verslo daug kažkokį tai tokį paspirti, kažkodėl valstybė bei, ten problemai. Pone Ramanauskinė, ką jūs galvojate šio klausimu? Aš manau, kad be europinių lėšų iš tikrųjų nei Skuodas, nei Skuodo rajono gyvenvietės viešosios erdvės tokios tikrai neatrodytų. Ir iš tikrųjų ir labai daug atremontuotų ir kaimuose pastatų, ir atrenovuotų, ir dabar tik reikia, kad tose patalpose kažkas įsikurtų. O čia vėl turėtų gelbėti projektai. Tai manau, kad iš tikrųjų ir žemės ūkio srityje ministerijos projektai gali pagelbėti ir kaimams, ir žemdirbiams, ir ūkininkams, ir švietimo, ir kultūros. Manau, tik reikia ieškoti, dirbti, nesėdėti ir tikrai mes tų lėšų pritrauksime, nežiūrinti tai, kad jūs minėjote, kad mūsų keliai iš tikrųjų nėra labai geri, kaip kolega sakė. Gerai, dėkoju Jums, ponė Stasiulė. Be abejo, visas investicijas pagrindė dabar, kurios ateitų, turėtų būti nukreiptus verslui. Tik ar bus tokia galimybė, ar galėsim, tokie bus projektai, kad galėsim paimti ir tas investicijas nukreipti. Daugiausia anksčiau projektai buvo, tai šaligatvių, tai aikštė, tai dar panašiai, o tas verslas kažkur toliau palikdo. Kas liečia dėl kelių? Tikrai noriu pasakyti, kad Skuodo rajono keliai tikrai nėra blogiausioj būkliai. Skuodo keliai vidutiniai yra tikrai neblogos kokybės. Mes iš savivaldybės lėšų virš milijoną praeitą metą finansavom. Pačios seniūnijos gerina kelių būklę. Šiaip Skuodo miestelį mes nebeturim neasfaltuotų gatvių, galim pasakyti. Nors jos dobėtos kai kurios, visa kita, bet vėl yra kai kurie skirtumai. Tos gatvės, kur yra centrinės, priklauso regionų keliams. Mes negalim jų taisyti. Regionų keliai neužtaiso. Gyventojai nesupranta, kartais pyksta ant mūsų. Pone Vašky, jūsų laikas. Dėl kelių. Jeigu šiandien nuvažiuotumėm į bet kurį Skuodo rajono kaimą, kuris
ir paklausomėm žmonių, kokią problemą pirmiausia spręsti, tai tie, kurie neturi asfaltuoti, išvažiavom, pirmiausiai pasakyti, kada sulauksim asfaltį. Ypatingai šią šlapę žiemą, kai net kelininkų negali kaltinti, kad jie neprižiūri tų duobėtų. Tai lyja, tai sninga, tai nėra kaip prižiūrėti. O vieną konkretų pasiūlymą turim jau suderinę ir su kitom partijom konkretų, kur galėtumėm darbo vietų sukurti. Turim galimybę, mes testiniam projektam 924 000 litų gaunam ir jau yra programa padaryta, kad vienoje aikštėje darysime paviljonus gamintojam, kuri galėtų parduoti savo produkciją. Tai yra ir savo kiaušinius, ir savo pieno gaminius, sūrius ir taip toliau. Ir kodėl mes tą idėją gvildenam? Aš savo kolegų esu paklausęs, ar kai tu įeini į prekybos centrą, turėdamas pinigų, gali ką nors skanaus nusipirkti? Ir man dažniausiai atsako, kad ne. Kad ne. Todėl mes turim vystyti tą idėją, gaminti išskirtinį maistą iš savo žaliavų. Padaryti pradžią Skuode, įsibėgėti ir tada su produkcija įvažiuoti į Palangą ir Klaipėdą. Mes kalbam apie europinius pinigus ir ar jie yra sėkmingai panaudojami. Iš tikrųjų 50 projektų įgyvendintų, tai yra daug, tačiau tie projektai dažniausiai būdavo tokie, kokius pasiūlydavo. Ir dažnai kai kuriems projektams neužtekdavo kaip tik tai prisidėti savo lėšų. Todėl aš manau, kad atėjo laikas, kad tuos projektus reikia rinktis jau. Ir mūsų manimų būtų tokios kryptis europinių lėšų pritraukimo. Tai yra pastatų renovacija, kadangi yra, sakykime, Skuode nelabai toli pažengusi, tai yra keliams, kai buvo minėta, kolegos minėja, tai yra darbo vietų kūrimui ir darbo vietų kūrimui dar per kaimo plėtros lėšas panaudojant, kadangi pagrindiniai pinigai į Skuodą ateina per žemės ūkį ir mes per kaimo plėtros programas galim daugiausiai tų pinigų įsisavinti ir būtų prisidedančių prie to. Dabar klausimas ponui Gutautui. Skuodo rajone yra vienas didžiausių nedarbo lygių visoje Klaipėdos apskrityje ir viršyje 13%. Ar įmanoma mažinti šį skaičių ir kaip tą daryti? Jau šiandieną buvo diskutuojama apie tai, kad tie žmonės, kurie yra darbo biržoje, nebūtinai reiškia, kad ieškosi darbo. Taip. Teisingai buvo pastebėta, kad yra 13,6% Skuodo rajone, bet aš sakyčiau, kad truputį gal ir valstybės politika į tai prisideda, sakykime, kad gauna gal per didelės socialinės išmokas dar šitie stovintys darbo biržoje ir jie nekuria savo kažkokio verslo smulkaus ar pasiimti patentą. Iš mūsų sakyčiau, kad reikėtų gal mažinti patentus, neimti mokesčių, kad jisai tik nestovėtų to darbo biržoje ir jisai galėtų kurti savo kažkokį užsijėmęs nors mažą įmonėlę ar mažą verslą kažkokį užsijimti. Žemės ūkyje galėtų būti, sakykime, taip, kad dabar produkcija ir augina ar gyvulius ar avis. Teko pabuvoti Lenkijoje, kur ten tikrai kalnuose avis ganosi, ten pat vietoj leja sūrius ir pardavinėja tiem patiem turistam. Pas mus šito nėra. Tai turėtų gal bandyti skatinti ir iš to, sakykime, ir mažinti šią bedarbystę. Pone Jonušai. Taip, dėl bedarbystės mes regione tikrai nekaip atrodom, Klaipėdos regione esam vieni iš paskutinių. Ir čia vėl mūsų naujai tarybai ir naujam merui bus didžiulis iššūkis, kad tą procentą šiek tiek sumažinti. Vėlgi pasikartosiu, pagrindinis klausimas yra skirti visas lėšas būsimas ir pastangas tam, kad atgaivinti verslą, kad panaudoti pinigus kooperacijai žemės ūkyje. Viena iš tokių gal priemonių būtų konkreti, tai mes galėtumėm puikiai sukurti šiukšlių rūšiavimo linijai, sakykime. Ir įdarbinti keletą žmonių, tuo pačiu ir atpiginti galbūt ir šilumos kainą, ir šiukšlių vežimų kainas. Tai tiek trumpai. Dėkuoju. Pone Sėdžiau.
Klausim dėl bedarbystės, mes antrą kartą to šnekam liktai, bet klausim dėl bedarbystės ir žymiai platesnis. Mes pradėkime nuo mokyklos iš tikrųjų. Praktiškai mokykloje turėtum būti ruošiami lyderiai, nes tik tas žmogus turėdams tokių savybių, galėtum kažko organizuoti, suburti kitus žmonės, kažko padaryti, ar bent pats išdrįsti, rizikuoti ir imtis kažkokį verslą daryti. Dabar aš jau skaudu sceną šneku, kad reikia jaunimo techninis stotis, kur galėtum užsiimti techniniais dalykais. Mes turim meno mokyklą, labai gerai, reikia ruoštis, vaikus mokinti, šokti ir dainuoti, bet iš to negyvena, paprasčiausiai bus kultūringi žmonės, išsilavini, bet amatai iš to, procesas nedidelis, daug iš to valgys. O iš tikrųjų, tas pats ir su specialistų ruošimu. Ruošam ne to, ko rinkai reikia, bet ruošam iš tikrųjų to, kokias galimybės turim paruošti. Ir jeigu skaud, mes turime vieną autoelektriką skaud rajoną, tai Onų reikėtų bent kelių, bet nei vienas nesijam iniciatyvus išmokti amatą, kažkur važiuoti mokytis, visi į vadybininkus ir sėti paskiau darbo biržų. Gerai, supratom jūsų mintį. Ačiū, ponė Ramanauskienė. Ar jūs galvojate taip pat? Taip, aš iš tikrųjų manau dėl to, kad ta bedarbystė tokia skodė ir yra, kad nėra investicijų, jos neateina į skodą ir būtina kalbėti su verslininkais, naudotis netgi asmeninėmis pažintimis, ieškant darbo žmonėms, kad tam bedarbystė iš tikrųjų mažėtų. Ir manau, kad labai tampriai turėtų dirbti su darbo birža. Ir ten surasti tokių didesnių galimybių. Žinau, kad yra tokia programa 5+, yra galimybė įdarbinti ir vyresnio amžiaus žmonės. Manau, reikia ieškoti. Pone Stasiuli? Kiek man žinoma, kas liečia europinius projektus, kurie ateis į Lietuvą ir mūsų rajoną, visi projektai turėtų daugiau būti nukreipti, kad būtų surišti su bedarbystės mažinimu. Ir be abejo, tai būtų labai ir bus gerai, galėsim daugiau atrasti lėšų, galėsim kurti darbo vietų, ir žmonėms suteikti sąlygas, kad jie galėtų dirbti. Kur jie nenorės dirbti, kurie, kaip sakant, čia jau jų reikalas. Bet mūsų pareiga yra suteikti darbo vietas, kad jie galėtų gražiai, puikiai tarnauti rajoną ir dirbti. Dėkuoju, ponia Vaški. Tiesiogiai sukurti tarybą, tiesiogiai sukurti darbo vietą, tokių įrankių neturi. Bet jie galimybių turi. Vieną pasiūlymą mes siūlysim jau ir 15 metų biudžetui. Mes jau eilę metų patvirtinam žemės ūkio rėmimo programą ir verslo paramos programą po 10 000 litų. Mes dabar siūlytumėm tuos pinigus 20 000 litų atiduoti mūsų Skuodo profesiniai mokyklai, kad jie turėtų pinigų nusipirkti praktikas pas šiuolaikinius darbdavius, kurie turi šiuolaikinės technologijas ir kad vaikai būtų nuvežami į tas įmonės, kad jie pamatytų, ko mokosi. Ir gali tai būti, kad užsirekomenduos. Tas darbdavys gal ir pakvies jį dirbti. Pone Statkau. Manau, kad problema yra ne bedarbystėje pas mus, bet problema yra mažuose atlyginimuose. Tų darbo vietų ar vienokių, ar kitokių yra, tačiau žmonės už tą, ką šiandien darbdavys gali mokėti, nenori dirbti. Ir pasirenka arba socialinę paramą, arba kelionę į Norvegiją, pas mus madoj labai yra Švedija. Ir vien žodžiu, mūsų rajonas tuštėja. Todėl, o atlyginimų problemą kaip išspręsti reikia. Kad šiandien tas žmogus, sakykime, dirbtų, kaip jam suteikti tokius pinigus gali darbdavys. Čia ir vėl reikia atsigręžti į kaip tik tai europinius pinigus. Kad darbo vietom įkurti, gauti europinių pinigų ir darbdavys už tą gali kažką padidinti atlyginimą. Dėkoju Jums už Jūsų komentarą, ponė Žukauskai, prašau. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kokių darbo vietų labiausiai reikia Skuodo rajone, nes ne visos jos yra vienodai vertingos. Tai pirmiausia, turbūt tokių, kurios dirba eksportui, nes tai yra neribota sritis, kur galima
tarkim, žemės ūkis eksportuoja grūdus, eksportuoja mėsą, eksportuoja pieną per perdirbėjus. Aišku, būtų gerai, kad Skuode atsirastų tokių perdirbėjų smulkesnių. Tačiau tokios vietos, kurios yra skirtos vietinė rinka, tai, sakykime, mažasis verslas, ar ten kirpyklos, valdyklos, ar kažkas, jų kiekis yra jau ribotas. Tiek vietiniai žmonės turi poreikį, tiek jų gali atsirasti. Tas pats ir prekyba. Daug vietų yra sukūrus prekybą, bet, tarkim, atsidarė dabar ten nauja Maxima Skuode, tai iškart po to užsidarė Supernetas, nes jau nebėra tos rinkos, kur plėtotis. Buvo Skuode viena vaistinė užteko kažkada, dabar yra 5 vaistinės, 6 neverta. Gerai, dėkoju Jums, dėkoju visiems kandidatams ir visiems žiūrovams. Primename, kad kovo 1-ąją Lietuvoje savivaldybių tarybų rinkimai. Čia buvo laida Lietuvos sprendimas. Ačiū Jums.